Jeigu nuolat jautiesi pervargus ir trūksta laimės jausmo, tai gali būti, kad tu nesi paranojiška dėl savo savijautos, o tiesiog tau trūksta serotonino. Apie 90% serotonino gaminasi mūsų pilve, mūsų žarnyne. Jeigu mūsų žarnyno veikla yra sutrikus, tai natūralu, kad tas serotoninas nesigamins ir čia. Aš nekalbu dabar apie jokias detoksikacijas. Artėja kalėdos, mes visi prisivalgysim daug šlamšto, daug saldumynų ir viskas dar labiau pablogės po švenčių. Serotoninas yra vienas iš 4 laimės hormonų. Jisai įtakoja ne tik tai mūsų savijautą, mūsų ramybės jausmą, mūsų laimės jausmą, bet mūsų miegą. Serotonino gamybos sumažėjimo mes galim jausti žemą libido, apatiją, depresyvias mintis. Serotoninas gaminasi iš amino rūgšties triptofano, o triptofanas yra gaunamas su maistu. Jisai nėra gaminamas. Vienas iš pagrindinių triptofano šaltinių yra omega-3 riebiosios rūgštys. Serotonino gamybą galima paskatinti praleidžiant daugiau laiko gryname ore, sportuojant, todėl tai gali būti dar vienas stimulas tau pradėti sportuoti.